Hebrytė, jeigu kada būsit Kemerė ir jūsų viešbutį neskaniai maitins, užsukite Melisa kebabai. Na, iš tikrųjų, super. Pavalgiam. Melisa kebabai. Jeigu versti į eurus, tai 50 lyrų. 1 euras. Rinkimas didžiulis. Va taip reikia atostogauti. Atnešė dar porą padažiukų. Gausim šiek tiek to padažiuko. Švelnus pomidoriukai, toks gaivus labai. Ir balto. Jogurtinis su česnakėliu, kaip jie mėgstat tokį daryti. Skaniai. Parodys, kaip gaminamas mūsų užsakymas. Pažiūrėkit va. Draugą va, vienas Kemero irgi maisto kritikas sprėjo. Kaip tu čia? Kur tu? Thank you. Because she's for you, right? Yes. Thank you. Nu ką čia? Žmonelė valgys Adana kebabą. O aš avieno šašlikiuką. Skanaus. Na ką, ragaujam? Peiliukas taip sunkiai bėga per mėsykę. Šiek tiek padažiuko. Skanu. Taip minimaliai specijų. Gal dėl to tie padažiukai turiu padėti. Skanu. Ką, paragausim Adana kebabo. Sakė, čia turėtų būti daugiau specijų likti pagal jį. Ne, visai normaliai. Pasaka. O dėl to ir verta vykti į Turkiją, kad tu paragauji tikro kebabo.